Taigi po 2 dienų bendroje įskaitoje esu 3, Antanas yra 5. Skirtumas nėra didelis, manau, kad per 5 dienas įkopsime ir abu į top 3. Tikėkimės, aišku. Šiandien laukia išties žiauriai sudėtinga diena, labai daug kilometrų, organizatoriai sakė būti ypatingai atidiems, nes daug tokių pavojų, ypač išsausėjusiuose upėse. Tai va, o dabar ką, išvalysime akinius, juos užsidėsime ir į trasą. Po pirmo dopo, žodžiu, galėčiau, jeigu leistų dar važiuoti, tai dar kartą sukčiau. Klaidą vieną padariau, bet viskas gerai, ten 10 km pirmyn atgal. Bet va, pagaliau, 3 diena pradėjau jausti ir kūną, ir techniką, jau ir greičiai padidėjo. Aišku, kur buvo nusirašyti, tai tikrai. 2 vietos, kur ten jau įsitempęs tikrai buvau. Jeigu po pirmo greičio ruožo sakiau, kad visiškai buvau nepavargęs, tai dabar atidirbau su kaupu. Jeigu vakar buvo greičiausiai mano kilometrai atsiėmų vakarykštį, šiandien, wow. 154 km visą laiką realiai gazas dugnas. Tos buvo tokių mini kopelių, tokio daužimo, pastovaus daužimo keturračio, tai tikrai reikėjo daug jėgų reikalavo, ypač rankom, kojom. Didžiąją dalį trasos važiavom dviese, bandžiau lenkti, akmenim apšėrė, tai eisiu toje mėlynę skaičiuoti, bet viskas gerai, esam finiše.